Dievas jį susilpnina ir tuo pačiu būdu palaimina, nes jį padaro priklausomą nuo savęs. Kalno pamokslo pirmasis palaiminimas - palaiminti vargdienį, nes jų dangaus karalystė. Tai vad Jokūbas išgyvena šitą palaiminimą dangaus karalystės, būdamas šiuo atveju vargdienį, silpnas ir bejėgis tapęs to Dievo kelionė. Dievas net ir su Jokūbu randa būdą jį perkeisti pačioj didžiausiam taške. Jis negali eiti į priekį, jis negali eiti gale, jis yra vienišas tamsoje naktyje, didžiausia gyvenimo krizėje ir ten, tarytum toje kovoje jis persikeičia į kitą Dievo išgimdytą jau naują tapatybę. Sveiki, mėly apologetika.lt žiūrovai ir klausytojai, čia Laurynas Jacevičius, šito kanalo kūrėjas, kartu su Pauliumi Čerka, Vytauto didžiojo universiteto docentu, nagrinėjame pradžios knygą 32 skyrių rubrikoje pavadinimu Biblijos slėpiniai. Labas, Pauliu. Sveikas. Ir bandysim dabar paskaitę per kelis kartus šitą skyrių aptarti tai, ką mes čia pastebėjom ir kas galėtų būti įdomu ne tik mums, bet ir žiūrovams bei klausytojams. Tai pirmiausia, paskaitysim pirmas 32 skyriaus eilutės. Pradžios knyga 32 skyrius nuo pirmos eilutės. Pakėlęs anksti rytojaus rytą, Labanas išbučiavo savo vaikaičius bei dukteris ir palaimino. Po to Labanas leidosi kelionę namo. Ir Jokūbas tęsė savo kelionę. Jį pasitiko Dievo angelai. Jos pamatęs, Jokūbas tarė, tai Dievo stovykla. Užtat jis tą vietą pavadino Mahanaimais. Gerai, mes prieš laidą kalbėjom, kad norėtųsi pirmiausia apkalbėti tą pirmąją eilutę, kuo jinai svarbi. Pačiai pradžiai mes skaitome, kad Labanas palaimino ne Jokūbą šį kartą, bet Jokūbo šeimyną. Ir viena vertus tarp jų buvo įtampa, jie buvo priešai. Ir vis tik iškyla klausimas, ar toks palaiminimas kažko vertas, ar ne, kaip palaiminimas iš Labano. Kai kurie komentatoriai jį tą Labano bučinį prilygina Judo bučinį, ar ne, tokiam netikram. Bet greičiausiai čia mes turim galbūt pozityvų vaidmenį, kad Labanas nuoširdžiai palaimina. Jis nedrįsta laiminti Jokūbo, bet jis palaimina tai, sakykime, savo dukteris ir savo anūkus. Ir nepaisant to, kad Labanas nėra doras, pavadinkime, žmogus, ir net ir tokio žmogaus palaiminimas yra reikšmingas. Jis susitaiko su Jokūbu, palinki jam gerovės, tiek kiek jis tuo metu gali suprasti ir grįžta atgal. Iš tikrųjų dvasinė reikšmė, kad tą sekundę jisai tarytum suminkštėja, o paskui grįžta atgal į buvusią būseną. Panašiai kaip Saulius susitikęs su Dovydu tam tikroms akimirkoms staiga suminkštėja ir pasako gerus žodžius apie Dovydą, bet paskui grįžta atgal ir vėl širdis sukietėja. Tai ir čia mes matom Labane, kad tą sekundę jis tarytum atsiveria jam akis, jis pritarė, jis džiaugsmingai tarytum palaimina jų pasirinkimą keliauti pažado žemę, o vėliau vis tik grįžta atgal ir lieka prie savo. Tai tam tikras Labanas atspindi ir kūniškumo veiksmą, kuris trumpam akimirkai gali pritarti Dievo keliams, bet galiausiai grįžta į savo pradinę būseną. Jis nepaseka Jokūbų, nors ir jam būtų greičiausiai į vietos buvę. Va čia toks įdomi scena. O kas liečia susitikimą su Dievo angelais, įdomu yra tai, kad Jokūbas čia įžengia į vėl Kanano kraštą, galima tai pasakykime, ar ne? Ir jį pasitinka angelai. Ir pažodžiui tai reiškia dvigubą stovyklą. Dabar kodėl yra dvi stovyklos? Vieni komentatoriai įžvelgia, kad angelai buvo dviejų rūšių. Vieni tie, kurie lydėjo už pažado žemės ribų, ne? Tai tie, kurie jie buvo chaldėjų Mesopotamijoje, kada jis viešėjo pas Labaną, o kiti jį pasitinka, reiškia, toks pasidalina užduotis. Bet greičiausiai dviguba stovykla turi kitą prasme, kad tai yra dangaus ir žemės stovykla. Jog Jokūbas pavadina angelų stovyklą ir savo stovyklą kaip vieną bendrą stovyklą, kaip dvigubą stovyklą. Reiškia, Jokūbo šeima, Dievo šeima yra žemėje, bet yra ir dangaus gyventojai, ar ne, angelai, ir jie stovyklauja gretai. Ir čia mes perspektyvoje, ar ne, iš šito autoriaus mes matysim tą triumfuojančią bažnyčią ir keliaujančią, kovojančią bažnyčią, kad viena yra dangiška, viena yra žemiška, bet jos abi sudaro vieną šeimą. Tai va šitoj
scenoje mes pamatome dangaus ir žemės bendrą stovyklavimą vienoje vietoje, kai angelai ir žmonės, kiekvienas savo stovyklui, bet kartu stovyklauja. Ar galime sakyti, kad yra tam tikra progresija nuo 31 skyriaus su Dievo apsireiškimu, nes pirmiausia Dievas kalba Jokūbui ir pasako jam išeiti, tada Dievas pasirodo sapne, ateina sapne, mes nežinom tiksliai, kas tenais įvyksta, bet pas Labaną, o dabar jau fiziškai sutinka Jokūbas Dievo angelus. Tai atrodo tai toksai vis didesnis ir didesnis tarsi Dievo apsireiškimas. Kaip galim taip sakyti? Galima, turbūt perspektyva Jokūbo vidinio gyvenimo ir to artumo Dievo karalystė ir Dievo pasaulį galime stebėti tame Jokūbe. Taip. Paskaitom nuo 4 eilutės iki 22. Jokūbas pasiuntė pirmą savęs pasiuntinius pas savo brolį Ezavą į Seiro kraštą, Edomo laukus, ir įsakė jiems tardamas: mano viešpačiui Ezavui taip kalbėsite. Taip kalbėjo tavo tarnas Jokūbas. Gyvenau kaip ateivis su Labanu ir užsibuvau ten iki šiol. Įsigijau galvijų, asilų, avių, kaimenių, tarnų ir tarnaičių. Siunčiu šią žinią savo viešpačiui ir antraščiau malonę tavo akise. Pasiuntiniai sugrįžo pas Jokūbą, sakydami: nuėjome pas tavo brolį Ezavą. Jis pats lydimas 400 vyrų ateina tavęs pasitikti. Jokūbas labai nusigando, nerimaudamas. Jis padalijo žmonės buvusius su juo, avių kaimenis ir galvijų bandas bei kupranugarius į 2 stovyklas, galvodamas, jei Ezavas užpultų ir sunaikintų vieną stovyklą, tai kita stovykla pabėgs. Tuomet jis meldėsi: mano tėvo Abraomo Dieve ir mano tėvo Izaoko Dieve, viešpatie, kuris man sakė: grįžk į savo kraštą, į savo gimtinę, ir aš tau būsiu geras. Nesu vertas tos visos ištikimos meilės ir tos visos ištikimybės, kurią parodai savo tarnui. Nes kadaise tik su lazda rankoje perbridau šį Jordaną, o dabar esu išaugęs į 2 stovyklas. Prašyčiau išgelbėti mane iš mano brolio rankos, Ezavo rankos, nes aš jo bijau. Antrai bijau, jis ateis ir parblokš mane, žudys motinas ir vaikus, bet tu pats sakei: aš būsiu tau labai geras ir padarysiu tavo palikuonis kaip jūros miltis, kurių dėl gausumo negalima suskaityti. Praleidęs ten tą naktį, jis parinko iš to, ką turėjo po ranka, dovaną savo broliui Ezavui: 200 ožkų ir 20 ožių, 200 avių ir 20 avinų, 30 žindančių kupranugarių su jaunikliais, 40 karvių ir 10 jaučių, 10 asilių ir 10 asilų. Perdavė juos į savo tarnų rankas, būrį po būrio, ir tarė tarnams: eikite pirma manęs, bet laikykitės atstumą tarp būrių. O ėjusiam priekyje nurodė: kai mano brolis Ezavas sutiks tave ir paklaus, kieno tu, kur keliauji, kieno visa tai, ką tu varai, tu atsakysi: jie priklauso tavo tarnui Jokūbui. Tai dovana, kurią jis siunčia savo viešpačiui Ezavui, be to jis ir pats mums iš paskos ateina. Lygiai taip pat jis įsakė ir antram, ir trečiam, ir visiems svariusiems būrius: jūs tą pat sakysite Ezavui, kai jį sutiksite. Būtinai pridurkite: be to pats tavo tarnas Jokūbas ateina paskui mus. Mat jis galvoja, jei aš iš anksto suminkštinsiu jį dovaną ir po to jam pasirodysiu, galbūt jis man atleis. Taigi dovanos ėjo pirma jo, tuo tarpu jis tą naktį pasiliko stovykloje. Jokūbas grįžta namo pas brolį, taip pat ir pas tėvą, pas brolį, kuriam yra daug labai prikiaulinės ir yra natūralu, kad jis dabar bijo. Bet kas pirmiausia krenta į akis, kad vis dėlto jis yra pasiryžęs eiti pas jį, nori su juo susitaikyti, ieško būdų suminkštinti jo širdį. Čia būtų galima klausti, ar čia bando sumanipuliuoti ar ne, bet bus galima apie tai pakalbėti. Bet net galvodamas, kad brolis gali jį nužudyti ir tarsi jisai turi tokią teisę, jis nebeplanuoja jau bėgti. Jis tik dabar vis tiek žada eiti link jo ir sako savo tarnams, kad būtinai paminėkite, kad tavo tarnas Jokūbas, kas irgi yra įdomu, jis vadina save savo brolio tarnu ir jį vadina viešpačiu. Ir taip pat jis vadina save Dievo tarnu. Ir į Dievą, aišku, kreipiasi kaip į viešpatį, tikriausiai net tas pats žodis yra vartojamas. Tai įdomi situacija, ką mes čia dabar galim iš jos suprasti geriau apie Jokūbą ir jo gyvenimą. Pirmiausia, Jokūbas tikrai patenka į didelę dilemą. Jis žino, kad jis turi informacijos, ar ne, kad jo brolis Ezavas vis dar turi pyktį, nors per 20 metų, bet šį kartą Ezavas jau turi ir vyrų armiją, 400 vyrų, be reikalo neina pasitikti, ar ne? Jie yra nusiteikę daryti teismą ir įvykdyti kerštą. Ir čia iškyla klausimas, ką daryti tokiu atveju? Ką tu labai darytum, jeigu tu atgal negali grįžti, nes Labanas laukia į priekį. Ir tos 2 stovyklos ir tiek tos bandos tu taip greitai neįdėsi, kaip 400 vyrų, net ir norėdamas nepabėgsi. Bet tave sustiprina, kad tu žinai, kad angelai stovyklauja, ar ne? Angelai yra su tavim, bet ką tau turi daryti? Ir čia įdomu, kad vienas žinomiausių judaizmo rabinų Rambanas, jisai sako, kad šito Jokūbo elgesy mes turime modelį, kaip reikėtų kiekvienam
reaguoti tokioj krizėje. Pirmas yra malda. Jokūbas meldžiasi, sako, Dieve, tu sakei, aš darau, aš bijau, jis labai atviras. Pastebėkit, malda yra ypač, jis nevienioja žodžių vatą. Jis aiškiai sako, kad aš be galo bijau, jis nebando iš savęs padaryti kažkokio didvyrio, jis labai yra atviras su Dievu. Ir net ir su savo broliu jis atrodo yra, kai perduoda žinią per savo tarnus, yra pakankamai atviras, nes sako, aš tai darau, kad rasčiau malonę tavo akise. Jis pasako, kodėl jis taip elgėsi. Tai pirmas yra jo labai atvira, labai tyra malda, be, sakykime, tokia sugrūdusio širdies. Antras momentas yra geros valios dovanos. Tai yra atsiprašymas, pripažinimas ir geronoriškumas. Tos dovanos yra nemažos ir nesimbolinės. Jeigu suskaičiuosime, kiek čia yra tų gyvulių ir kiek jie kainuoja, net ir dabartiniam kainom, kai gyvuliai nebėra jau toks turtas, mes čia gaunam 100 000, sakykime, eurų, vien jau dabartiniam kainom skaičiuojant, o tuo metu visuomeniai tai galėjo būti dar daugiau. Kitaip tariant, tai yra labai didelės dovanos, tai yra tikros, tai nėra tik gėlių puokštė, tai yra kažkas tikrai labai rimta. Ir trečias, jis yra pasiruošęs veikti. Veikti gali reikšti ir konfliktuoti, ir bėgti, tai reiškia, paskutinis momentas yra praktinio veikimo. Tai pirmas yra malda, nuo kurio pradeda, toliau geronoriškumas žmonėms ir trečias yra praktiniai veiksmai. Reiškia, pasiruošimas arba kovai, arba karui, arba kažkokiam kitam veiksmui. Tik tai, kai išnaudoti pirmi du. Tai yra, nepradeda nuo konflikto, paskui, reiškia, daužomės, o paskui sakom, kai baigėsi jėgos, ką dabar darom, ne, nuo maldos, paskui nuo geros valios žesto, reiškia, be išankstinių nusistatymų, kažką padarau gero ir tik ant pačio galo esu pasiruošęs kovai, jeigu reikės. Pasirodo, ir nereikėjo. Šita scena mums parodo, kaip Jokūbas prieš tai laimėjo kovoje su Labanu, o dabar laimės kovoje su Ezavu ir laimi netipiškai. Kaip Romiečiam 12 laiške pasakyta, kad piktą nugalėk gerumu. Jis laimi darydamas gerą broliui, kuris nori jam daryti blogą. Jokūbas laimi prieš savo brolį, kuris jam nori daryti blogą, darydamas jam gerą. Tai kalno pamokslo idėja mylėk savo priešą, galima pasakyti, jinai iš tikrųjų yra paremta ir šiomis istorijomis, kuomet Jokūbas parodo meilę, galime sakyti, savo priešui ir to dėka, iš tikrųjų tos meilės dėka, Ezavas yra perkeičiamas ir nors jis ėjo žudyti, jis ateina apsikabinti ir verkti. Iš tikrųjų, net ir toks nusiteikęs, piktai nusiteikęs asmuo galėjo būti perveiktas labai teisinga Jokūbo veikimo strategija. Ir kita vertus, Jokūbas nuoširdžiai atsiprašo, jis suvokia, ką jis padarė, ne? Ir tai irgi yra labai svarbu. Dabar jo strategija, aišku, yra ir išmintingai, sustaro būrius, siunčia dovanas ne vieną didelę, bet geriau daug mažyčių. Pasirodo, tai geriau veikia, kai dovanų yra daugiau. Plius jis turi strategiją, kad yra, jeigu ir bus žudoma, tai duoto atveju, sakykime, dalis galės pabėgti, ar ne? Dėl to jisai atskirais būriais, kad bent jau įsigelbėtų kažkas. Beje, save pasilieka pačiam gale. Kitaip tariant, kaip ten bebūtų, Jokūbas, jisai yra saugiausia būsenai. Pirmiausiai dovanos, paskui yra žmonos vaikai, paskui jisai. Kitaip tariant, gali būti, kad jo strategija tokia, kad jeigu tie 400 vyrų pradėtų kovą, tai jis turėtų dar šansą galbūt jau pats išnešti kailį. Tai kažkuria prasme jisai žmonas pastato prieki savęs. Moterims pirmenybė, jis džentelmenas yra. Tai šiuo atveju jisai dar neturime mes to paties, bet tai, kad jis pasilieka nepersikėlęs per upę, tarytum saugioj padėty, bet kita vertus, neturėdamas iki galo saugumų, jis padarė viską, bet jaučiasi nesaugus, tai įves į tą kovą, kurią mes skaitysim. Tai kaip ir į galutinį sudužimą. Iš tikrųjų, tokia krizė jį nuves į tą visišką sudužimą. Bet čia visas tas žvilgsnis yra sukoncentruotas vis tiek į Jokūbą, į tai, kaip jis grįžta, jo jausmus, bet kaip aplinkiniai turėjo irgi jaustis, nes neaišku, mes nežinom, kiek jisai kalbėjosi, kiek jis pasakoja apie tą istoriją su Ezavu, taip ir tas... Jis sakė žmonoms, einam namo. Tarsi nežinomybė, o dabar... ten pasirodo yra 400 vyrų, kurie jau su ginklai sulaukia ir kaip ir atrodo, kad ar čia geras sprendimas buvo grįžti. Čia dar tas momentas apie save vadinamo tarnu, ar ne, nes juk kai jie gimsta, ar ne, buvo pasakyta, kad vyresnysis tarnaus jaunesniajam, ar ne.
Ir mes tarytum laukiam, kada tai vyks, o čia atvirkščiai. Mes turim Jokūbą pripažįstantį, kad jis yra Ezavo tarnas. Jis sutinka, dovanoja dovanas, parodo jam pagarbą kaip to krašto iš esmės jau valdytojui. Ir galim sakyti, ne, pranašystė neįsipildo, bet jinai įsipildo kitu būdu, jog Jokūbas tarnaudamas tampa viršesniu. Čia toks reiškia lyderystė per tarnystę. Kai tarnauju, aš iš tikrųjų dievišku būdu esu viršesnis. Tai bet šiuo atveju Jokūbas nusižemindamas ir įvykdo tą pranašystę, bet ne taip, kaip buvo tikimas. Ar ne? Ne kūniška galia viršė savo brolį, bet nuolankumu viršė savo brolį. Miela žiūrovė, klausytojų, labai atsiprašau, kad pertraukiu, bet svarbus dalykas. Jeigu tau patinka, ką daro apologetika.lt, taip pat ir šis įrašas, tai paspausk, kad mėgsti. Užsiprenumeruok kanalą, pakomentuok, netgi pasidalink ir nueik į apologetika.lt /parama ir išreišk savo paramą apologetika.lt veiklai. Ačiū tau. Tai dabar jau paskaitom nuo 23 eilutės iki skyriaus pabaigos. Ta pačią naktį jis kėlėsi ir pasiėmęs abi savo žmonas draugės su 2 tarnaitėmis bei 11 vaikų perbrido Jaboko brastą. Perkelęs juos per upę, jis pergabeno ir visą, ką turėjo. Jokūbas pasiliko vienas. Tuomet kažkoks vyras grūmėsi su juo iki pat aušros. Matydamas negalys jo įveikti, tas vyras taip sudavė jam iš šlaunies įdubą, kad Jokūbo šlaunis jam besigalinėjant su to vyru išsinarino. Tuomet jis tarė, paleisk mane, nes jau aušta. Bet Jokūbas atsakė, paleisiu tave tik tada, kai mane palaiminsi. O tas paklausė, kuo tu vardu? Jokūbas, atsakė šis. Anas tarė, nuo šiol tavo vardas bus nebe Jokūbas, bet Izraelis, nes ėmėsi su Dievu bei žmonėmis ir nugalėjai. Tuomet Jokūbas prašyčiau atsakyti man savo vardą. Anas atsakė, kamgi klausi mano vardo? Tai pasakęs, tenai jis palaimino jį. Jokūbas pavadino tą vietą Penieliu, tardamas, juk aš mačiau Dievą savo akimis, tačiau mano gyvybė buvo apsaugota. Saulė tekėjo, kai jis dėl išnarinto šlaunies šlubuodamas praėjo Penielį. Todėl iki šios dienos izraelitai nevalgo iš jo raumens, esančio šlaunies įduboje, nes Anas sudavė Jokūbui iš šlaunies įdubą prie išėjo raumens. Pasirodo, sunkiausia šitą gabaliuką skaitant yra nesuprasti, su kuo ten Jokūbas galinėjosi, bet neperskaityti Penielis kaip pienelis. Bet keista iš tikrųjų situacija, viena iš žinomiausių tikriausiai Biblijos istorijų, kai Jokūbas grūmėsi su Dievu, taip gimsta ir tas vardas Izraelis, Israel, tas, kuris grūmėsi su Dievu, kuris tą patį dalyką įreiškia. Bet pradėkim galbūt nuo pačių pradžių, nes tikrai čia viskas atrodo keista. Tiesiog atrodytų iš niekur nieko vyksta kažkokia kova su kažkokiu vyru, kuris po to paaiškėja, kad yra kaip viešpatis angelas, bet po to paaiškėja, kad jisai kaip yra ir pats viešpats, pats Dievas. Ir besigalinėdamas su juo, Jokūbas dar prašo šio palaiminimo, tai kaip ir galbūt supranta, kad čia nėra priešas, galbūt kažkaip išvelgia tą jo tapatybę to vyro, su kurio galinėsi, bet tikrai labai atrodytų tokia keista ir komplikuota istorija, kuri po to turi implikacijų, matom, netgi ir taip, kaip valgo žydai vėliau, kad nevalgo to raumens, ir į kurią vietą tiksliai suduoda dabar, čia irgi yra tokia ne iki galo aiškumas paliktas. Tai pradedam tada nuo pradžių, kas čia dabar vyksta? Taip, šito asmens tapatybė yra mįslinga, bet mes sutiksime pradžios knygoje tikrai žmogaus, reiškia kažkokio asmens, kuris pasirodo žmogaus pavidalu ir yra mįslingas. Jis su Abraomu valgo, su Jokūbu grūmėsi ir Juozapą jisai sutiks lauke ir nepažįstamasis ir pasakys, kur yra jo broliai ir nusiūs jį kaip tik pas brolius, kurie jį laukia, kad jį, sakykime, parduotų į Egiptą. Ir vėliau Juozapas pasakys, Dievas mane atsiuntė pas jūs, ar ne? Jie visi įvardina tą žmogų, kurį jį sutinka, vėliau kaip angelą, bet taip pat kalbėdami mačiau Dievą, sakydami veido į veidą, kaip Jokūbas sako, ar ne? Ir iškyla klausimas, kaip tai gali būti. Čia yra mįslė. Žmogus kaip kūrinys negali pažinti Dievo veido į veidą. Kita vertus, iš tų patirčių, reiškia, mes girdime, kad jie liudija, kad tai įvyko, kas yra neįmanoma. Ir čia, mums krikščionime, aišku, jau yra užuomina apie antrąjį trybės asmenį, kuris taps žmogumi, o šitose scenose bažnyčios tėvų požiūrių, sakykime, laikinai prisėmė ne žmogišką prigimtį, bet žmogišką pavidalą.
jis atrodė lyg žmogus, duodamas įsiminimą, kad vieną dieną jis bus žmogus. Ne? Nes kitaip paaiškinti tuo paprastu angelu yra labai sudėtinga. Tai neturėtų būti tų tekstų, kad vėliau tai yra priskiriama tiesiogiai Dievo arba Dievo veidui. Kitaip tariant, tai yra antrasis trejybės asmuo, kurį mes žinom kaip Jėzų iki įsikūnymo. Tai būtų slėpingas jo pavydalo prisėmimas, tam tikra jo teofanija, ar ne pasireiškimas, kaip tas, kuris kovoja su Jokūbu. Tai pirmiausia, drama yra tai, kad Jokūbas įpuola ir jis leidžiasi laikomas. Čia labai svarbus dalykas, leidžiasi laikomas. Čia mes jau galime atpažinti, kad jis leidžiasi sulaikomas, sugrėbiamas. Reiškia, tai yra ir įsikūnymo slėpinys, jog Dievas taps žmogumi, kūnu, kuris bus leidžiamas, paliečiamas. Ne? Kita vertus, tai yra ir būsimos Kristaus kančios, Mesijo kančios prototipas, kuomet Mesijas laikomas suimtų, jį kareiviai sulaiko. Lygiai taip pat kaip Jokūbas jį laiko. Ne? Tai yra tas, reiškia, Dievo paradoksalus silpnumas. Žmogus sulaiko Dievą. Ne? Tai iš to mes matome Kristaus kančios ir įsikūnijimo požymį, tas sulaikymą. Jokūbas arba Jokūbo vaikai šiuo atveju jį sulaikys. Tie kareiviai buvo Jokūbo palikuonys, izraelitai, ar ne? Tai jie Jokūbo asmenyje kovoja su Dievu ir jo kovoja ir Kristaus persekiojimas yra tos kovos išraiška. Kita vertus, Jokūbe yra du dalykai. Viena vertus, jis kovoja, o kovoje, tarytum, įvyksta lūžis ir tada jisai jau prašo palaiminimo ir laimi sužeidžiamas. Čia kitas tampa jau tas naujasis Jokūbas, kuomet vėlgi Jokūbo likutis ir tas sužeidimas vėlgi nurodo į tą pačią Kristaus kančią, jau kaip Jokūbo palikuonio, Kristaus kaip Jokūbo palikuonio kančia, jog yra sužeidžiamas Jokūbas, yra suduodama Jokūbui, bet taip jis nugali, Kristus miršta ir taip jis nugali. Ir čia yra Jokūbo arba tos Dievo pergalės silpnume prieš jėgą. Jokūbas nugalės prieš brolio jėgą savo silpnume, ar ne? Ir šiuo atveju, kai jis yra jam šlaunis arba strėnos suduodamos, tai yra du dalykai paliečiama. Pirmiausia, jis nebegali pabėgti, iššlubuoja ir jo visa strategija sugriūna, jis nebegali turėti plano, kad jeigu kažkas, sakykime, įvyktų ne taip, kaip jis tikisi, tai šansų pabėgti jis neturi. Dievas padaro jį visiškai silpną. Kita vertus, jis nebegalės daugiau turėti vaikų, ar ne? Čia toks jo galios ir jo palaiminimo modelis, kai jis nusprendė pats taip realizuoti palaiminimą ir nuo to karto taip dar gims Benjaminas, bet panašu, kad jis jau yra pradėtas. Tai čia toksai yra, Dievas jį susilpnina ir tuo pačiu būdu palaimina, nes jį padaro priklausomą nuo savęs. Čia Kalno pamokslo pirmasis palaiminimas, palaiminti vargdienį, nes jų dangaus karalystė. Tai vad Jokūbas išgyvena šitą palaiminimą dangaus karalystės, būdamas šiuo atveju vargdieniu, silpnas ir bejėgis tapęs to Dievo kelionė. Čia yra kovos modelis, be kurios mes nei vienas negalime augti. Ar ne? Ta kova yra ne tik kova, bet kova keičianti mus, ar ne? Jokūbas pradeda kovą kaip Jokūbas, baigia kaip Izraelis, jis baigia kitų asmenių. Tas perkeitimas, ką mes krikščionys tikime, kad krikšte žmogus atgimsta į naują asmenį. Ir vėliau krikščionybė, brandoje tu vėl subręsti į naują žmogų. Tai vad Jokūbe yra Jokūbas gudročius pavirsta į Izraelį ištikimai, be klastos, ar ne toks, sakykime, lūžis charakteryje, kai atrodo neįmanoma tokį gudročių padaryti tokiu Izraeliu, bet Dievas net ir su Jokūbu randa būdą jį perkeisti pačioj didžiausiam taške. Ar ne? Jis negali eiti į priekį, jis negali eiti gale, jis yra vienišas tamsoje naktyje, didžiausio gyvenimo krizėje ir ten, tarytum toje kovoje jis persikeičia į kitą Dievo išgimdytą, jau naują tapatybę. Iš kur mes žinom, kad jis pirmas puolė tą vyrą? Jis sutiko vyrą ir aiškiai matyti, kad tarytum pradeda kovą, ar ne? Ir vėliau jis jį sulaiko, sugriebė. Mes matom, kad jis jį laiko sugriebęs. Tai tokiu būdu atrodo, tai yra Jokūbo kova prieš tą nepažįstamąjį, bet ir sugriebimas, reiškia ta paslaptis, kad Dievas leidžiasi sugriebimas. Ir čia, sakykime, yra paradoksas, Dievas visagalis,
staiga tampa tas, kuris negali nugalėti, bet jis pademonstruoja savyje tam tikrą silpnumą ir tą dievišką stiprybę silpnume, kas persiteikia ir Jokūbui. Jokūbas laimi pralaimėdamas. Jokūbas laimi tada, kada jam yra sužeidžiamas strienos. Kitaip tariant, pralaimėjimas yra laimėjimas. Kristaus mirtis atrodytų išoriškai pralaimėjimas yra tikrasis Kristaus pašlovinimas ir pergalė. Ir mūsų silpnume pasirodo tikroji Dievo jėga. Tai yra tas tikėjimas nugalintis pasaulį, kaip apaštalas Jonas sako savo laiške. Tai tokiu būdu mes taip matom šitoj scenai. Tikriausiai svarbu yra kažkaip taip įsisąmoninti, ne, kad čia Dievas leidžiasi, kad taip būtų. Nėra taip, kad čia tiesiog, nes jisai pasirodo, jisai neprivalo pasirodyti, jisai pasirodo. Ir tada tokia situacija tarsi inscenizavęs leidžia Jokūbui laisvai rinktis, kiek jis tos laisvės turi. Čia, bet dabar tas šlaunis vis nepalieka manęs, nes aš visą laiką, kai skaitydavau, bent jau anksčiau šitą tekstą, kol pradėjau taip įdėmiau skaityti arba domėtis, bet, sakykim, tos pirmosius kartus, tai įsivaizduoju, kad į koją, čia aš, sakykim, kažkur taip iš šoną, bet čia nei prarasi vaisingumo, atrodytų į tą koją gavęs, čia, gal šlubuot pradėsi, bet reikalas yra toks, kad čia yra ne visai ta pati šlaunis, kaip mes įsivaizduojam tą šlaunį koją, bet čia, nežinau net kaip reikėtų išversti, čia yra kažkur kirkšnies ta vieta ar kažkas, tai yra kažkas tokio arčiau ir reprodukcinių organų ir to, kad tai yra simboliška, tai nėra šiaip, kad į koją pataikė ir tiesiog jisai pradėjo šlubuoti, ne? Taip, nes mes sutinkam su šitą kūno dalimi, kuomet Abraomas liepia keliauti savo tarnų ir ieškoti žmonos Izaokui, tai mes sutinkame tą sceną, kad jis padeda po Abraomo šlaunimi ir prisiekia, ne? Tai va šiuo atveju tai yra, sakykime, tam tikras momentas prisiekiu tą vaisingumu šeima savo gyvybę, ar ne? Va, mums, aišku, mes to nenaudojam tokią formą, bet tai yra ir čia ir Dievas sužeidžia, sakykime, galima pasakyti pačią Jokūbo jautriausią vietą, jį padaro pilnai priklausomą, jis nebegali jau atsiremti į savo, sakykime, natūraliasias galias. Vardo pasikeitimas. Čia vienas iš daugelio šventajame rašte, galbūt galim šiek tiek ir pareflektuoti, ne tik konkretų šitą vardo pasikeitimą, nes ir visą tautą žino dabar jau Izraelio vardu, tai kaip dar taip įvyko, jau galima nuo to pradėti, o po to bendriau tada, kadangi ne kiekvienam, kuris grūmėsi su Dievu, tas vardas yra pakeičiamas, bet kai kuriems yra čia. Ir tada vėl tą prisiminti vardų reikšmę, kad vardas Biblijoje tai nėra tiesiog kažkoks pavadinimas, kaip tai vadina, bet nusako tavo esmę, kažkaip ar tavo likimą nusako tavo tikslą. Ir Abraomo, mes žinom, kad vardas yra iš Abraomo, Abraomo keičiasi, Jokūbas į Izraelį keičiasi, Naujam testamente Simonas į Petrą ar ne keičiasi. Iš tikrųjų mes randame tos esminius lūžius, jie kalba ne tik apie tų žmonių asmeninį išgyvenimo pasikeitimą, bet yra mūsų visų nauja tapatybė Dieve, kuri turi įvykti, sakykime, krikštu ir mūsų susivienimu su Kristumi, kas turi mums suduoti ne kitą tapatybę, o atnaujintą save. Kadangi čia yra, mes dar tada galėsim toliau pratęsti mintį, bet kadangi antrą kartą iškyla tas klausimas, tai dabar jau paklausiu. Dėl to, taip, žinau, kad čia yra tarp konfesinė diskusija, tada tas apgimdymas, kada vyksta ar krikštu, nes tai nėra tik tais katalikiškas mąstymas, tai, sakykime, ir liuteronai tą patį sako, ne, kad, bet jeigu aš gerai suprantu, bet taip pat yra tas ir atgimimas iš šventosios dvasios. Kažkada mes esam kalbėję, bet tada irgi galim tada trumpai kažkaip pabandyti prisiminti, kaip jisai čia vyksta, ar tai, sakykime, katalikiškai samprata, tai yra sutapatinama krikštas ir atgimimas iš šventosios dvasios. Taip, čia yra tas pats, tai yra krikštas ir atgimimas iš dvasios ir yra žmogaus gimimas Dievui, žmogaus jo gimimas dangaus karalystiai, gimimas iš aukšto, gimimas iš dvasios, gimimas iš vandens ir dvasios, to atnaujinančio vandenio, ar ne, apie tai, ką kalbėjo Senam testamente visi tie provaizdžiai, kurie kalbėjo, kad dvasia ir vanduo veikia kartu ir gimdo kūrinyje pirmąją, bet ir naują kūrinyje gimdo taip pat. Reiškia, mes gimstame naujai kūrinyjei, taip pat iš vandens ir dvasios. Tai yra tas gimimas, kuriuo metu mes pradedam keliauti ir gyventi naują gyvenimą. Tai čia šiuo atveju Jokūbo vardo pasikeitimas yra to gimimo provaizdis, ar ne, kuomet Jokūbas gauna naują tapatybę, tokią, kurią kiekvienas iš mūsų gauname krikšte.
paskutinis klausimas, nes čia ne ta tema yra šito mūsų pokalbio, bet liktai atsimenu, kad apaštalų darbuose, dabar čia bandau kažkur surasti vietą, bet galbūt ir nesėkmingai, man taip greit nepavyks, kad nebūtinai yra sutapatinamas tas atgimimas iš šventosios dvasios, bent jau apaštalų darbuose kartu su krikštu, nes būna jo, tu turbūt maišai ne atgimimą, o šventos dvasios dovanos gavimą. Ar ne? Tai yra kitas momentas, tai yra... Ar ne klausimas yra, ar jūs gavote šventąją dvasią? Taip, tai duoto atveju čia kalba apie apaštalų darbų laikais buvo naudojamas terminas šventos dvasios krikštas, sakykime, pripildymas šventąją dvasią, vėliau susiformavo terminas, sakykime, šiandien mes tai vadinam sutvirtinimu ir tai yra, sakykime, galima sakyti, įkrikščionimą užbaigiantis veiksmas, bet tai nėra sutapatinantis su atgimimu iš dvasios, ar ne? Tai yra šiuo atveju čia kitas, tai yra užbaigimas to gimimo, užbaigimas, bet ne pats gimimas, ar ne? Bet dar buvo tokia irgi situacija, kad lyg ir apaštalas Paulius, kai pasirodo ten vienai grupiai žmonių ir tada atrodo, kad jie jau yra tikintis ir sako, kokiu krikštu jūs esate pakrikštyti, sako, tik Jonų krikštu ir tada jiems reikia dar po to pasikrikštyti, nors jie jau atrodo, jau yra. Jie yra tikintis, bet nekrikštyti, dėl to jiems pirmiausia jie buvo pakrikštyti, o vėliau Paulius uždeda rankas ir, sakykime, šiuolaikinė kalba tariant, jie yra sutvirtinami. Tai dvasios teikimas yra, suprantama, dvasia veikia viso išganimo veiksme ir atgimimų iš aukšto mes gimstame iš dvasios ir dvasia esam pagirdomi, toks terminas yra, tačiau pripildomi yra sutvirtinimo metu, kuomet reikia atskirti pagirdimą ir pripildymą, tokius vaizdinius. Gerai, tai apie šitą konkretų tada vardą Izraelis, tas, kuris grūmėsi su Dievu, tada kodėl jis yra pritaikomas visai tautai galiausiai? Duotų atveju, kadangi iš Jokūbo, Izraelio yra 12 patriarchų, iš jų susiformuoja 12 genčių, 12 giminių, kurios ir sudaro savarankišką tautą ir vėliau valstybę, kuri ir paveldi savo patriarcho vardą. Tai šiuo atveju jinai yra vadinama, sakykime, pagal savo protėvio vardą, nes iš tikrųjų jau visi Jokūbo vaikai yra Izraelio gentis, skirtingai negu Abraomo ir Izaoko, ar ne? Ir dėl to Jokūbo vardas yra tinkamas apibūdinti visą Izraelį. Kaip mes sakom, kartais iš tikrųjų pranašuose Izraelis irgi yra vadinamas Jokūbu ir panašiai. Tai tipinis vardas būtų Izraelis, bet gali būti, kai kada sakom, o tu Jokūbai, tai turime omeny jau visą tautą, jo visus vaikus. Pats žodis Izraelis reiškia kovojantis su Dievu ir čia yra irgi tam tikras žaismas, tai gali reikštis prieš Dievą, tai yra su Dievu kaip su tuo, kuris yra prieš Dievą, kita vertus gali būti kartu su Dievu. Tas žodis su palieka mums atvirą klausimą, kurioj pusėje. Su vienoj pusėje ar su priešingose pusėse. Tai yra, reiškia, dar neatsako, kur tu esi ir gali būti, kad kaip ir Jokūbas, jis pradeda kovą iš pradžių prieš, bet paskui tampa su. Tai yra tas nuoroda į tam tikrą kovą su Dievu, kuri gali reikšti ir į sąjungą, ir į priešiškumą. Net ir Naujajame testamente, man atrodo, kai vertėjai bando išversti vieną frazę, aš nežinau jos dabar graikiškai, bet kuri gali būti verčiama arba kaip ištikimybė Kristui, arba kaip Kristaus ištikimybė. Ir nereikia galų kaip ir tiksliai sužinoti, ir gali būti, kad ir tas, nors atrodytų reikšmės nėra visiškai tą pačios, bet galbūt tada autoriai ambivalentiškai, kaip tik specialiai tokią frazę pasirinka vartoti. Kad tu suprastum, kad yra dilema. Kad tai savaime tavęs nepadaro Dievo partneriu, bet dar yra klausimas, ar ne, kurį iškels Jonas Krikštytojas, sakydamas, nebandykit savęs ramintis, ar ne, kad esate Abraomo vaikai. Ir yra tos dvi Izraelitų karalystės, išskiriamus Izraelis ir Judas, tai tada... Tai čia šiuo atveju vėliau, kai iš 12 genčių pasidalinimas, prie Judo prisijungs Benjaminas, susiformuos Judo karalystė, o likęs pavadinimas iš esmės tai yra Juozapo, galima pasakyti, gentis, bet jos kartais bus vadinamos Izraelio, o bendrai visas Izraelis. Tai čia tokia terminologija, kuri atsiras tolimoje perspektyvai. Iš principo mes turim 12 genčių, kurios draugiškai ar nedraugiškai gyvens daugiau mažiau kartu. 31 eilutėje, kai Jokūbas sako, kad aš mačiau Dievą savo akimis, tačiau mano gyvybė buvo apsaugota. Apie tai irgi esame, atrodo, kažkada kalbėję, ne apie konkrečiai šitą vietą, bet apie tą tokį mąstymą, kad Dievo negali pamatyti arba negali prie jo prisiartinti, pilnai pažinti ir likti gyvas. Tokia yra samprata, nes mes, sakykime taip, kalbėdami krikščioniškose ratuose apie tą Dievo pažinimą, taip atrodytų labai kasdieniškai. Sakoma, ar tu pažįsti Dievą, ar tu pažįsti Jėzų, ar tu norėtum susipažinti su Dievu, ir tarsi toksai kaip draugiškas santykis.
Ir tada koks čia yra panašumas ir skirtumas tarp to mūsų dabartinio supratimo, ar mes tai tada teisėtai sakome dėl to, ką Jėzus padarė dėl mūsų ir kadangi jis įsikūnijo, ir tada šventoji dvasia apšviečia mūsų protų, sujungia tą šventos dvasios saitų su tėvu, tai dėl to mes ir galime sakyti, kad mes tada galime pažinti Dievą, turėti su jo santykį, sakykime, nemirti dėl to, ką esame patys paugninti šventosios dvasios ugnimi, kaip Benas Ulevičius mėgsta sakyti. Bet ar kaip čia dabar yra? Atsakymas yra Jono Evangelijoje 1 skyriuje 18 eilutė. Dievo niekas niekada nėra matęs, tik tai viengimis sūnus Dievas, tėvo prieglobste esantis mums jį atskleidė. Kai Jokūbas sako, aš mačiau Dievą, tai jis nemeluoja, tačiau jis matė Dievą antrąjį trybės asmenį, kuris prisėmė žmogišką pavidalą. Ir gaunasi, taip, jis jį matė. Bet nematė jo esmės, yra vaikai. Jo, bet jis jį matė tame pavidale. Ir kitaip tariant, mes, kai sakome, kad pažįstame Dievą, iš tikrųjų mes pažįstame jį ne betarpiškai tiesiogiai, bet pažįstame jį jo sūnuje, kurį mums jis apreiškia. Ar ne, matydami sūnų, kuris tapo žmogumi, mes galim pasakyti, matome Dievą. Tai va, tokiu būdu Dievas tapo matomas, prisėmė žmogišką prigimtį, o jos neprisėmęs būtų mums, ne tai, kad pasislėpęs nuo mūsų, tarytum kaip kokia dvasia, ar ne, bet iš esmės žmogui nesuvokiamas. Čia reiktų pabrėžti, kad Dievo nematomumas, tai nereiškia, kad jis yra permatomas, ar kažkaip tai kaip kokios nors, angelas mums nematomas. Ar ne? Iš esmės jis yra mums per nuostabus. Ar ne? Čia kaip pavyzdys galima sakyti, kaip šuo negali pamatyti Bethoveno muzikos grožio, ar ne? Tai ne dėl to, kad jis kažkaip tai, muzika nuo jos slėptųsi, bet jis nepajėgus yra savo kognityviniais gebėjimais išvelgti grožį. Tai duoto atveju Dievas mums ta prasme yra nematomas, per nuostabus. Ir gal paskutinis toks, šiaip gal ir toks neįprastas klausimas, ar kiek keistokas, bet man vis tiek įstrigo šitą eilutę. 33, kur parašyta, todėl iki šios dienos izraelitai nevalgo išėjo raumens, esančio šlaunies įduboje, nes ana sudavė Jokūbą iš šlaunies įdubą prie išėjo raumens. Ir aš nenoriu čia klausti pirmiausia apie izraelitų valgymo įpročius ir ten simboliką šitą, bet apie teksto tada sandarą, apie ką mes labai daug kalbėjom pradžios knygos pradžioje. Tai kas galėjo parašyti tuos tekstus apie redakcijas ir taip toliau, bet čia 33 eilutė parašyta, kad iki šios dienos izraelitai nevalgo išėjo raumens. Tai reiškia, kad parašytas tekstas yra vėliau. Ir iki kažko... Bent jau šitą eilutę tikrai yra. Bent jau ar dalis, ar nebūtinai visas tas tekstas. Ir ar mes tada galim sužinoti, ar žinom kažkaip, kada tada šitą eilutę yra surašyta, nes jinai akivaizdžiai reflektuoja įvykius, tos, kurie buvo ženkliai anksčiau, negu kad tai buvo parašyta. Jo, netgi pradžios knygoje mes kelis kartus sutinkame akivaizdžius redaktorius intarpus. Viena iš jų yra čia, apie izraelitus, kurie jų perspektyva izraelitų, vėliau, pavyzdžiui, apie Mozės gyvenimą, kad niekada tokio pranašo dar nėra iškyla, nors mes dar, sakykime, žinome, kad jis pirmas yra. Lygiai taip pat, kai bus, kalbėsim apie Ezavo, labai greitai giminę, pamatysim, kad autorius pastebi, kad jie turėjo karalius, kai dar nebuvo Izraelė karaliaus, reiškia, jau intarpas yra daromas, kai Izraelė yra karalius, kai galima jau įvertinti, kada jis atsirado. Tai tų intarpų tekste yra nemažai ir čia yra atskiras Biblijos kritikos mokslas, kurio būdu yra bandoma nusakyti, kaip vienas ar kitas atskiras tekstas atsirado tekste, kas jį įdėjo, kokiu būdu yra ar tai yra galutinis rašomas, ar tai yra tik redakcinis intarpas kaip komentaras. Nes tai galėjo būti tekstas jau suformuotas ir tada ta eilutė galėjo būti įterpta tekste. Nebūtinai tas pats žmogus rašo viską, jisai tiesiog galbūt... Duotu atveju, kai mes kalbam apie visą Torą ir tame tarpe ir pradžios knygą, mes vėliau Tanak, tai yra Biblijos žydiškoje, sakykime, dalyje, mes kalbame, kad ją davė pranašai. Iš tikrųjų, Mozė ir pranašai, kalbame taip, Mozė ir pranašai. Atrodytų, tradiciškai mes laikom, kad tai yra Mozės knygos, bet pati Biblija kalba, kad tai yra Mozės ir pranašų bendruomenės kūrinys. Ir šiuo atveju tie redaktoriai yra vėlesni pranašai, kurie, galima pasakyti, greičiausiai tam tikrus Mozės arba iš Mozės idėjų kylančius tekstus apjungė ir suredagavo. Tai akivaizdu, kad čia dirbta yra ne vieno žmogaus, ką pati Biblija vadina pranašų darbu. Tam tikrų redaktorių, kurie yra anonimai, bet jie greičiausiai priklausė pranašų mokykloms, bendruomenėms. Tai iš tikrųjų įdomi tema, nagrinėti jau kaip formavosi pas tekstas.
iki galo mes nežinome, sakykime, bet esame labai nemažai pažengę moksliniu būdu, moksliniu metodu, galima, sakykime, jau nagrinėti kalbos stilistiką, įvairius užuominas, va taip bandoma, sakykime, mokslininkų nustatyti vieną ar kitą momentą, formavimosi laiką. Bet šitos eilutės mums duoda tokį jau akivaizdų užuominą, kad yra pranašų redaktorių darbas su šito tekstu. Ir aišku, mes nežinome, su kokiu tekstu jie dirba, ar ne, į ką jie sujungia, kaip jie apjungia tos pasakojimus, bet kad toks redaktorius apjungiantis, kuris įterpia ir komentarą, ir tam tikrą apjungimą, jis yra. Ačiū Pauliu, ačiū visiems, kurie buvote kartu šiandien su mumis, klausėtės Biblijos slėpinių apologetika.lt kanale. Aš Laurynas Jacevičius, šitos pokalbius vedame kartu su Vytauto Didžiojo universiteto docentu Pauliumi Čerka. Kalbėjome apie pradžios knygos 32 skyrių, po to griepsime 33, jeigu ką nors esat praleidę, viską galite rasti apologetika.lt YouTube kanale. Grojaraštyje Biblijos slėpiniai. Jeigu jums patinka tiek šitie pokalbiai, tiek apskritai visas tas, kas yra daroma apologetika.lt, galite palaikyti šitą veiklą apologetika.lt, pasvirasis brūkšnys parama. Jinai tikrai yra vertinama. O galiausiai tiesiog paspauskite, kad mėgstate šitą įrašą, pasidalinkit, parašykit kokį komentarą, būsim jums už tai dėkingi. Dar kartą ačiū Pauliu, ačiū visiems, iki kitų susitikimų. Sudie.